O kiek aš galiu gauti už tą močiutės butą? Ok, tai šiandienai tai tikrai neatsakysiu 100% kiek tai būtų, bet preliminariai kelių kambarių būstas 3 sakėte, ne? Aukštas? Ne, antras. Antras, tai idealu, čia yra prestižinis aukštas. Kokioj gatvėj? Jotvingių gatvė, Šilainiai. Ir tai 9 aukštas ar 5 aukštas? 5 aukštas. 5 aukštas, labai gerai. Tai, o buto remontas kaip? Ar senai daryti? Remontuotas prieš 2 metus. Prieš 2 metus. O vonia, virtuvė suremontuoti? Taip. Okay. Kiek kvadratų? Apie 60. Apie 60, gerai. Tai šiandien dienai už tokį butą tik tai pasakau taip, kad nematęs. Man reiktų pamatyti, susirinkti informaciją, tai reiškia visus pliusus, minusus apie būstą. Nes kai nematęs, remontas labai daug kainos įtaką, kaina įtaką turi. Ir taipogi kiemas, vaizdas per langus ir taip toliau. Bet tą informaciją, ką išgirdau, tai šiandienai galima tikėtis apie 130, 125, 135 tūkstančius eurų gauti. Jeigu tai tikrai yra su kokybišku geru remontu, kurį jau žmonės gali eiti čia ir dabar gyventi. Tai tikslesnę kainą galėsiu pasakyti po susitikimo, kada atvyksiu į jūsų butą, jį apžiūrėsiu, susirinksiu visą reikiamą man informaciją apie būsto pliusus, tiek minusus, trūkumus. Ir tada grįšiu į ofisą, ką aš padarau, tai nusiperku sandorius iš registrų centro puslapio ir pasižiūriu per paskutinius 3 mėnesius, už kiek pardavė jūsų kaiminystė esantis butai, už kiek parsidavė ir pagal tai pasižiūrime, kiek šiandien dienai moka pirkėjas už tokį būstą. Atlieku rinkos analizę, pateikiu jum su pardavimo planu. Ir tada jūs nusprendžiate, ar norite dirbti su manim, ar norite samdyti mane kaip brokerį ar ne.